Sveiki, eteryje laida Pozicija. Dar ne mėnesio taryboje nedirbantis politikas Andrius Jučas miesto merui pateikė pasiūlymą, kuris ėmė kaitinti aistras verslo pasaulyje. Iniciatyvos esmė, kad savivaldybė ir jai pavaldžios įstaigos skelbdamos viešuosius pirkimus nurodytų, kad laimėję konkursą tiekėjai privalės mokėti ne mažesnį nei 85% vidutinio atlyginimo dydžio atlyginimą savo darbuotojams, kurie ir įgyvendins tą sutartį. Vieni ploja katučių, o kiti sako, kad tai prieštarauja ekonomikos dėsniams. Apie tai ir pakalbėsime šį vakar. Ir aš pristatau mūsų šio vakaro laidos pašnekovus. Žinoma, iniciatyvos autorius, miesto tarybos narys, gerbiamas Andrius Jučas, labas vakaras. Labas vakaras. Taip pat mūsų studijoje frakcijos Už Alytų atstovas, gerbiamas Sigitas Leonavičius, sveiki. Labas vakaras. Na ir kaipgi be opozicijos, taigi ir opozicionierius, tarybos narys, gerbiamas Nerijus Cesiulis, labas vakaras. Sveiki. Na, žiūrovams gali atrodyti gan keista, kad apie verslą kalbėsime be verslininkų, aišku, gerbiamas Sigitas verslininkas, tačiau be kitų verslininkų, ne tarybos narių. Tai tiesiog žiūrovus noriu patikinti, kad neabejokite, verslo atstovus mes tikrai kvietėme, tačiau, jie tarsi sutrikę, nenori šios iniciatyvos nei glostyti, nei per daug peikti ir kritikuoti, tad jie pasiliko stebėtojų vaidmenį. O mes pasikalbėsime. Taigi, gerbiamas Jučai, tiesiog ir pristatykite, kokiagi tos idėjos esmė. Tai šita idėja netėjo taip paprastai, negimė per vieną dieną. Aš pats beveik 10 metų viešus pirkimus vykdžiau, daugiau gal vykdžiau, dabar jau gamybiniam vadovauju padaliniui, kadangi tekdavo ne tik vykdyti pirkimus, bet ir prižiūrėti, kaip tie darbai atliekami. Darbai, paslaugos, įdomiausia matyti didelės apimties statybiniai darbai. Ir matydavau, jeigu tik tais laimėdavo įmonė, kuri socialiai atsakinga, kurios darbuotojai šiek tiek daugiau uždirba, tai visai kita kokybė ateidavo ir į tą objektą. Ir darbai būdavo gerai daromi, ir galbūt ir terminai neištempiami, tačiau jeigu tik tais mažiausia kaina Lietuvoje dažniausiai 92% skelbiama viešų pirkimų konkursų, ne ekonominis naudingumas, ką labai rekomenduotų viešų pirkimų tarnyba, bet mažiausia kaina. Mažiausia kaina ne visą laiką užtikrins jums darbo gerą kokybę, nes kai verslininkai, konkuruoja, tai medžiagų sąnaudos, darbuotojų sąnaudų kitos ir vienas iš tų dalykų, kurie dažniausiai nukirpo, tai yra darbuotojų algos, kad įtilptų į jų norimą kainą. Tai mano galva darbuotojai, kurie yra nemotyvuoti, kurie negali uždirbti pakankamai normalios algos, ta normali alga, tai aš vis tiek ėmiau žiūrėjau Alytaus apskrities, tai mano galva minimali alga iš vis nemotyvuoja. O per viešuosius pirkimus, nepažeidžiant jokių konkurencijos sąlygų, mes kaip miesto savivaldybė, kurie mes visi kartu sumai sunešam į miesto mokesčių kišenę, per gyventojų pajamų mokestį, per visus kitus, aš tai kaip socialiai atsakingas žmogus norėčiau, kad tai būtų išleista teisingai. Mano galva teisingai tai yra ne tik, kad įmonių vadovai pelnosi iš to, bet paskirsto ir savo darbuotojams. Tai niekam neprieštarauja, tai Lietuvoje buvo praktikos, tai Skandinavijos šalyse labai paplitę ir mano pasiūlymo esmė yra labai paprasta. Jeigu nori dalyvauti konkursuose, savivaldybė įdeda į sąlygas, į sutarties sąlygas, tai yra ne į praeitį, galbūt praeitį mokėjo ir mažai darbuotojam, galbūt minimalę, bet į ateitį, jeigu tu laimėsi konkursą, savivaldybė sako, tu sumokėk savo darbuotojam ne mažesnį kaip 85% vidutinį darbo užmokestį. Koks tas užmokestis? Aš kiek domėjausi, 596 eurai į rankas, čia šalies. Tai šiuo metu antrojo ketvirčio. Vidutinis darbo užmokestis, mano pasiūlymai skamba ne visai vidutinis, jisai pagal ekonominės veiklos rytį, nes matot, yra statybos darbai, administravimo, informaciniai ryšiai, apdirbamoji pramonė ir taip toliau. Mano galva vis tiek didžiausia darbų vertės būna rangos darbų konkursuose, tai 15 metų turiu duomenis. Visos Lietuvos buvo 520 maždaug, čia jau į rankas kalbu. O Alytuje buvo apie 465. Ką tai reiškia? Ką reiškia mano pasiūlymas? Jeigu imant grinai šitus skaičius, dar kol kas nežiūrint į paskutinius ketvirčių duomenis, tai įmonė laimėjusi konkursą turėtų mokėti ne mažiau nei 395 eurus, kas mano galva ir taip yra juokingai pakankamai mažai, bet tai vis tiek nėra minimalus atlyginimas. Bet ne 16 metai, dar truputėlį pakiltų šias skaičius. Jo, tai bet kokiu atveju, tai būtų maždaug kokie 430, 440 galbūt. Tai būtų
Ačiū nuo tokios Jums. sumos startuotų. Dėkui Jums. Ir kadangi šis klausimas svarstomas komitetuose, o tai natūralu greičiausiai bus įtraukta į jau rugsėjo pabaigoje vyksiantį Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį, todėl natūralu, kad ir tarybos narius kviečiame pasikalbėti, kągi jie galvoja. Prašom, gerbiamas Sigitai, jūsų taip pat pareigos jums leidžia kalbėti šiek tiek ir už pramonės atstovus, verslo atstovus, ne tik kaip tarybos nario. Ačiū. Visų pirma, tai norėčiau pasveikinti savo kolegą tarybos narį. Mes kartu sėdėm vienas šalia kito petys į petį už idėjas ir iniciatyvas. Džiaugiuosi, kad jauni žmonės ateina ir jie turi tokių minčių. Tačiau šiek tiek norėčiau, ne su viskuo nesutinku, bet su kai kuo nesutinku. Mes gyvenam valstybėje. Valstybėje yra veikiantys įstatymai. Yra viešųjų pirkimų įstatymas. Yra minimali mėnesio alga. Minimalią mėnesio algą nustato trišalės tarybos teikimu, remiantis darbo kodekso 187 straipsnių 15 skyriaus vyriausybė. Ir per šiuos metus keitėsi jinai 2 kartus. Taip kad jeigu pagal viešųjų pirkimų įstatymą, kur turi būti lygiateisiškumo, nešališkumo principai, ignoruoti, kad valstybėje minimali alga yra kažkas tai negerai, tai mes tada greuname visą įstatyminę bazę. Jinai yra įteisėta ir bent kuris konkurso dalyvis, dalyvaudamas konkurse, net jeigu tai bus mokama, aišku, ne visiems darbuotojams, nes tokio absoliutinimo ir išvedimas tas statistinio vidurkio, tai žinome daug anekdotų apie vištienos valgymą, jeigu aš suvalgiau visą, o Nerijus nieko, tai mes abudu per pusę liktai būtum pavalgę, arba ligoninės vidutinė temperatūra. Tai čia šiek tiek su humoru, bet prasilenkia su galiojančiai šiandien dienai viešųjų pirkimų įstatymais. Tada aš palinkėčiau tik tai gerbiamam Andriui neusibūti ilgai taryboje, laimėti rinkimus, kadangi pats jisai kandidatas į Seimą ir Seime pradėti, aš ne agitacija, aš tik tai Seime pradėti pokyčius. Tada reikia keisti viešųjų pirkimų įstatymą, kad jame atsirastų kiti principai. Andrius labai teisus yra, kad žalingai yra, kada vienas iš kriterijų yra mažiausia kaina. Ir štai viešųjų pirkimų tarnyba taip pat rekomenduoja, ir ką jisai pats ir paminėjo, kad tai turėtų būti ekonominio naudingumo kriterijus, arba būtų ir tas, ir tas. Mes visur esam žmonės ir nebūtinai vadovautis tik tai, kas parašyta, nes jeigu suteikia galimybę konkurso sąlygos. Juk konkurso sąlygos irgi labai daug apsprendžia, ką surašysi konkursuose sąlygose. Tačiau aš necituosiu dabar, nors aš jį gerai žinau, viešųjų pirkimų įstatymą, kuriame yra parašyta, kad turi būti lygiateisiškumas, nediskriminavimas. Ir jeigu, neduok Dieve, mūsų miesto taryba patvirtintų tai, ką teikia gerbiamas Andrius, tai galiu teikti, kad mūsų mieste būtų sąstingis labai ilgam, nes pirmą konkursą bent kuris kandidatas dalyvauti tokiam konkurse, jisai be abejo jį apskūstų. Prasidės tų teismų maratonas ir mes sustotume tikrai ilgam su visų procesu ir pažeistume mūsų pačio miesto interesus. Tai toks trumpas intro, galvoju, kad dar kolega papildys. Tai iš principo idėjos geros, bet jos šiandien dienai pagal įstatymą neveikia. Mūsų miesto viešųjų pirkimų organizatoriai tą jau bandė ne vieną kartą daryti, tačiau viešųjų pirkimų tarnyba būtent tą atmeta. Ir taip negalima. Šiuo metu tai paliekama teisė didesniems, stipresniems vartotojams ateiti ir tie teiginiai, kaip Andrius sako, kad žaidžiama ant žmogaus darbo užmokesčio, tai yra netiesa, todėl kad jis nėra verslininkas. Jis žmogus jaunas, pripratęs atlyginimą gauti atėjęs prie langelio, kur yra garantuotos pajamos, nes tai yra įmonė, kurioje nereikia siekti nei pelnų, nei kitų dalykų. Tai yra, kaip sakyti, ramu, gera ir smagu gyventi. Verslė yra truputį kitaip. Ir jeigu prisimint, tik ką nuskambėjusi tą vadinamą šakučių skandalą. Tai aš ir gerbiamam Andriui noriu užduoti klausimą. Jeigu per tokius viešųjų pirkimų konkurso sąlygas, kur sumokama už tą patį daiktą 8 kart daugiau, tai jūs man pasakykite, 8 kartus daugiau negu rinkoje kainuoja. Ar tos įmonės pardavusios šakutės darbininkai gavo 8 kart didesnį atlyginimą? Ko gero ne. Bet jeigu būtų rinkoje iš 8 įmonių nupirkta rinkos kaina,
tos pačios šakutės, tai ko gero 8 įmonių darbuotojai, darbininkai ir įmonės būtų turėjusios pelnus ir kita. Koreguoti be abejo reikia pačių viešųjų pirkimų įstatymų, konkurso sąlygas, kad mes priartėtume per viešuosius pirkimus prie rinkos kainų, o ne 5 ar 8 kartus didesnių kainų. Čia yra sukūriamas, bandoma sukurti precedentas, kad ateitų stipriausiai. O jeigu tą statistinį vidurkį ėmus, tai šiandien statistinis vidurkis darbo užmokesčio bus ko gero Vilniaus įmonių didesnis negu Alytuje. Alytuje galės dalyvauti tik tai kelios įmonės ir tai pažeis viešųjų pirkimų įstatymo pagrindinius principus. Taip, tai išsisakykime visi. Gerbiamas Stasiuli. Tai iš tikrųjų pasiūlymas pakankamai įdomus, tačiau jis tik gražiai skamba. Realiai, man kaip biudžeto komitete dirbant asmeniui, truputį yra kelintis abejonių. Vienas dalykas yra tai, kad aš pažiūrėjau mūsų pirkimų medžiagą, kiek mes perkame per metus. Tai savivaldybė per metus, tarkim, perka maži ir kiti pirkimai maždaug sudaro apie 6-7 milijonus eurų. Tai įsivaizduokite, ką mano kolega teikia pasiūlyme, kad, tarkim, alga turėtų didėti tiems darbuotojams. Tai sutikime, kad įmonė, kuri mokėjo iki dabar, tarkim, minimalų atlyginimą, jinai turi pakelti iki vidurkio. Tai reiškia, kad įmonės paslauga, kuri teikia mūsų miesto savivaldybei, logiška, kad pabrangs šiek tiek. Kiek 10, 15, žiūrint, kokia tai yra paslauga ir kiek įmonė dirba darbuotojus, gaunančias tam tikras žemiausias pajamas. Tai reiškia, tarkim, mes dabar nupirkome paslaugas miesto tvarkymo, šienavimo ir čia kaip pavyzdys. Nupirkome paslaugas. Įsivaizduokite, įmonė mes sumokėjo, tarkim, 100 000 eurų, dabar jinai pakėlusiai atlyginimas, jinai turėtume mes miesto savivaldybėje sumokėti 120 000 eurų, ne 20% pakilo. Nuo 6 milijonų tai gaunasi daugiau nei virš milijono iš mūsų miesto biudžeto. Labai gražiai skamba, tačiau pažiūrėkime dar, daugiau nei pusė konkursų laimi įmonės ne iš Alytaus. Tai reiškia, kad druskininkiečiai, mažeikiečiai, plungiečiai ar dar kažkokie, kurie laimėjo Alytuje konkursus, Vilniečiai, Kauniečiai be abejo laimėjo konkursus, irgi jie turės didinti kainą dėl to, kad mes įsivedėme pas save vidutinį atlyginimą. Kas iš to gaus? Iš kur mes gausime papildomą milijoną ar pusę milijoną, nežinau, kiek tai priklausys. Ką mano kolega Sigitas pasakė labai teisingai. Čia kūrimo sąlygos didiesiems. Nes didieji įmonės, pavyzdžiui, tokios, kaip pažiūrėjau, Alkest, Parama, kurios tvarko kelius, kur ten yra didžiausios sumos, jos ir taip moka didesnius atlyginimus, jos nemoka minimumų. Tai reiškia, įsivaizduokit, ateina nauja maža įmonėlė, susikūrus šiais metais ir nori, tarkim, tvarkyti miestą, šienauti, pasiėmė 10 studentų, suorganizavo įmonėlę, sukūrė ir jie pradeda veiklą. Iš kur jie gali mokėti pirmais metais didesnį nei vidutinį atlyginimą? Jie negali, jie dar tik kūrėsi. Tai reiškia, kad ateis Vilniečiai, kurie jau moka, ir kurie laimi konkursus ir jie laimės mūsų miesto gyventojų konkursus. Aš manau, kad tai yra šiek tiek populizmas. Ir aš manau, kad netrukus mes išgirsime, aišku, mes visi norėtume čia, visi sąžiningai turėtume priešdės, kad Alytaus konkursą laimėtų tik Alytaus įmonės. Nu, bet taip nėra, tai yra viešieji pirkimai. Kas pasiūlys geriau už tą pačią kainą ir tą pačią kokybę. Kad reikia įsivesti pirkimus ir kad reikia įsivesti kokybinius pirkimus, taip. Bet man kalbantys su viešųjų pirkimų skyriaus specialistais, klausimas, Alytuje, kas įdomiausia yra, 98% pirkimų vykdoma mažiausia kaina, o 2% vykdomi ekonomiškų naudingumų. Labai mažai. Kodėl? Klausiu, kodėl tiek mažai? Dėl to, kad procedūros išilgėja, apskundimo terminai ilgėja ir tai yra kažkokiais tai nusikelia pirkimai ir panašiai. Tai va šitoj vietoj klausus, kiek reikėtų papildomų pajėgų savivaldybei, nes vykdyti ekonomiško naudingumo kriterijumi pirkimus užtrunka žymiai ilgesnį laiką. Tai reiškia, kad mums kokių 3-4 etatų savivaldybei dar reikia. Tai reiškia, kolego pasiūlymas, mes turėsime finansuoti daugiau priimti savivaldybės tarnautojų, mes turėsime smugdysime savo vidutinį verslą ir dalis pinigų iškeliaus visai kitus miestus. Ar čia yra gerai? Ir iš kur gausim tą 500 000, gal kolega žino, iš kur paimti? Iš mokyklų, darželių, švietimo, kultūros įstaigų, sporto ar dar iš kur? Iš kur mes gausime dadėti už brangesnę paslaugą? Kol kas mes nusipirkam pakankamai neblogas paslaugas. Taip, šaltas dušas, politikos naujokui ir kaip... Kokie kontraargumentai? Tai iš tiesų klausimai yra natūraliai kylantis ir galbūt net ir teisingai atrodantis, bet kai įsigilini į vidų, aš pabandysiu apie viską iš esmės ir detaliai pakalbėti. Iš tiesų, Sigitas gerai sako, algų nustatymas nėra čia kažkokia prerogatyva savivaldybės, tai yra vyriausybinio įstatymų lygmenių. Aš ir nesistengiu nustatyti visam miestui kažkokių, vidutinių algų.
Viešų pirkimų principai yra tokie. Ateina įmonė, jinai pasižiūri kvalifikacinius reikalavimus, jeigu praeina, tada dalyvauja toliau atrankoje, yra sutarties sąlygos ir taip toliau. Tai, ką teigia mano kolegos, kad žinot, susikurs maža įmonė, kuri negalės dalyvauti, tai kaip tik jinai galės dalyvauti. Čia nėra nukreipta į praeitį, čia yra viskas kuriama į ateitį, jie ateina į kainą, įsiskaičiuoja, jie gali iškart savo darbuotoją mokėti tą atlyginimą. Kita vertus, įmonės ir šiai dienai dalyvauja su vidutiniu ir didesniu darbo užmokesčiu ir konkuruoja viešuosiuose pirkimuose. Tai jiem nereikia laukti to, ką ir patys minėjote. Jie gali šiai dienai tą daryti, bet užsakymų atžvilgių Alytuje liktų daugiau, nes Jeigu leisite pabaigsiu, nes, kaip ir minėjau, vienas svarbiausių yra darbo užmokestis kainos skaičiuojimo dalyje. Jeigu įmonė Vilniečiai, tarkim, laimi, jiem pasiskaičiuoja, kad jiem paprašiau tą pasisamdyti žmogų, kuris už minimalų atlyginimą ir pas mus buvo darė, atvažiuoja iš Šalčininkų, atveža autobusais kasdieną ir moka tą minimalų. Bet jeigu bus įskaičiuota į kainą, jie turės tą mokėti. Mes nurodom kaip savivaldybė, kad jie turi tą mokėti. Mes vis tiek už tai mokame. Jie nurodo, kad turi mokėti 85%, vadinasi, apsimokės samdyti vietos įmonę, nes jiems nebereikės atsivežti, patirti logistikos kaštų, nes vis tiek turi mokėti tą patį atlyginimą. O kodėl ne 75, kodėl ne 90? Dėl to, kad mes nuo Lietuvos vidurkio apie 10-15% svyruojame. Ir jeigu yra didelės vertės objektas, kur europiniai pinigai ir kur, sakykime, atlyginimo atidėjimas yra apmokėjimas apie 60 dienų, tie, kurie dalyvauja, sakykime, europiniuose projektuose žino, kad apmokėjimo terminas nusislenka labai į priekį ir galbūt reikia netgi ir kartais ir paskolas imti, ir kitas bankinės, sakykime, transakcijas daryti, kad apmokėti ir po to tik pasidengti. Tai va, tas skirtumas yra nuo Lietuvos vidurkio, aš nenorėjau iš karto to vidutinio daryti, nes tai tikrai galėtų tik turtingesnės prikviesti, bet šiai dienai aš dar šiek tiek galiu parodyti. Turiu 4 didžiausių Alytaus statybos bendrovių virš 1100 darbuotojų vieninčių parašus po mano iniciatyvą. Jie iš tiesų mato prasme, jie šiai dienai moka tuos atlyginimus, jiem kaip tik yra peilis dalyvauti konkursuose, kur atvažiuoja įmonės mokančios minimalius atlyginimus, laiminčios konkursus, darančios nekvalifikuotai. Piliakalnio gatvė, Žalioji gatvė, anksčiau Grindinys miesto centre. Tai ar mes norime tą kokybę pakelti, norime, kad miesto biudžete liktų pinigai ir mokėtume atlyginimus savo darbuotojams, ar norime, kad atvyktų kiti? Prašom. Truputį kontrargumentas. Iš tikrųjų, kolega sako, kad liks pinigai, darys čia ir panašiai. Aš vėl grįžtu prie smulkaus verslo. Imam eilinį pavyzdį. Įsivaizduokit, miesto savivaldybė paskelbė konkursą kavos pertraukėlių atvažiavusiems svečiams organizavimas. Konkursų suma, tarkim, 5000 eurų. Įmonė nusimatė, kad uždirbs 1000 eurų iš to ir panašiai. Jauna įmonė, kuri įsikūrus. Dabar jinai įsipareigoja visus metus organizuoti tas kavos pertraukėlės, tačiau savo darbuotojams įsipareigoja pakelti atlyginimą. Tai reiškia, kad įmonė uždirba 1000, o išleidžia 3000. Ar įmonė apsiims tokius konkursus? Be abejo, kad neapsiims. Mažos įmonės išeis. Tai, ką jūs rodote, kad didžiausios įmonės, kurios ir taip moka jau atlyginimus didžius, tai jos ir sutinka pasirašyti. Bet mes pakalbėkime. Mūsų varančioji jėga į visą kitą yra smulkus vidutinis verslas. Paklauskime, ar smulkus vidutinis verslo atstovai buvo supažindinti su jūsų. Ar jūs kreipėtės į tas tarybas? Sigitas, kiek žinau, šiek tiek bendravo, tai galbūt jis paaiškins, kaip tai yra. Prašom. Jo, jeigu vėlgi grįžtant prie to, pati idėja ir siekiai, jie yra geri ir jie žmoniški ir jie matyt politiškai teisingi, nepriklausomai nuo konteksto, kad dabar yra rinkimų išvakarės. Tačiau metodai, kaip juos pasiekti, yra tikrai visiškai neteisingi, nes kuo daugiau politikai kišasi į verslo vidų, tuo ekonomika pas mus eina žemyn. Ir mes turim pavyzdžių iki, skaitykim, 2008 metų, kada politikai užsiminėjo kitais dalykais, nereglamentavo tų dalykų. Ir ekonomika augo, ir verslas gyvavo. Kai tik tai mes pradedam užsiimti ne savo darbo, tai aš manau, kad šitą patį galima pasiekti su, kaip jūs paminėjote, ir Žaliąją gatvę, ir tilto statybą, žinom, kaip jinai užsitęsė. Tai konkurso sąlygų aprašymas, kvalifikacinių reikalavimų nustatymas, nesirinkimas pigiausios kainos. Tai yra daug dedamųjų, paliekama pačiam verslui susireglamentuoti ir susireguliuoti. Nes pasižiūrėkim, jeigu mieste šiuo metu kas vyksta Lietuvoje, sustabdyti europinės lėšos, biudžeto lėšų labai mažai tų konkursų vyksta, tai verslininkas, darbuotojai gali kelti atlyginimą ne dėl to, kad politikai tą nusprendė, tik tada, kada padidėja darbo našumas.
Tai reikia sudaryti sąlygos verslam didinti savo darbo našumą, padidėjus darbo našumui augs ir atlyginimai. O ne atvirkščiai, pradžioje mes priimsim politinį sprendimą, tai negi gerbiamam Andriui atrodo, kad dabartinė vyriausybė galėjo mokėti minimalų mėnesio atlyginimą 1000 eurų ir ką jau tai būtų įvykę nuo politinio sprendimo. Tas nieko neduotų. Tas absoliučiai nieko neduotų. Tai šiuo atveju stambieji arba didieji, kurie dirba, pas kuriuos aukštas darbo našumas, jie ir nemoka tų minimalių mėnesinių atlyginimų, bet vėlgi viešųjų pirkimų įstatymas, ir jis galioja visoje Europos Sąjungoje, jisai aprašo, kas ten turi būti. Ir jeigu mes savivaldybės taiga Alytus iššokame iš konteksto ir priimam kitus reglamentuojančius dalykus, jeigu jūs netikite, jūs pabandykite, priimkite tokius dalykus, pakeiskite konkurso sąlygas, padarykite jos išskirtinai stambiosioms įmonėms ir mes paskęsime teismų maratone. Šiuo atveju aš gavęs jūsų laišką įsiunčiau, kadangi dažnai politikai, miesto vadovai pamiršta, kad pas mus mieste yra verslo koordinacinė taryba. Yra Rimas Švetkauskas, kuris yra jos pirmininkas, renkasi ir ten yra apie šiuo metu, man atrodo, 18 narių, kuri jungia ir smulkų vidutinį verslą, ir Dalia Matukienė dalyvauja su savo asociacija, Rimantas Švetkauskas, pramonininkai, prekybininkai, ta prasme, jie šitos informacijos iš jūsų nebuvo gavę. O šiaip pagal principus, kurių laikomasi politikoje, tai reikia pirmoji eilėje suderinti su bendruomenė. Jeigu tai liečia verslą, tai su visais, ne tik tai pereiti per didžiuosius. Aš suprantu, gal jie remia rinkimus, gal jiem reikia už kažką kitą padaryti, bet viešųjų pirkimų įstatymas, jisai koks jisai bebūtų, bet jis vienodai, socialiai ir kitaip teisingas visiems. Ir jeigu yra įteisinta šiandienai mūsų valstybei toks minimalus mėnesio atlyginimas, tai bandyti pakeisti sąlygas ir politiškai reikalauti, kad jis būtų didesnis, tai yra absoliuti politinė klaida. Ir to būti neturėtų. O pakalbėti su verslo bendruomenė. Yra tokios galimybės, verslo taryba rinksis dar šį mėnesį, berods šią ar sekančią savaitę. Jie galėtų mielai susitikti su jumis, išklausyti, išdiskutuoti. Reikia ir jų nuomonę atsižvelgti, bet ekonomikos dėsnius pažeisti, kad padidinti, kaip jūs rašote savo laiške, kad mes įrašysim į reikalavimus ir tuo padidės darbo užmokestis, o po to padidės darbo našumas. Tai yra visiškai atvirkščiai. Gerbiamas Jučiai. Iš tiesų, kalbėtis reikia, sutinku su Sigitu, galbūt ne iš karto visiems ir pateikiau, mano čia iš tiesų klaida, tokia nedidelė, bet pateikiau ir miesto vadovų, ir visiems komitetams, šiandien kaip tik pateks eiti į pirmą komitetą, po savaitės likusius 2, tai tą aš tikrai žadu daryti, nes pats pateikiau, pats ir turiu apginti tą savo argumentą. Kitas dalykas, aš manau, mes visi sutinkame, kad minimali alga ir darbo našumas, jie niekaip nekoreliuoja. Ir jeigu darbuotojas uždirbantis tik minimalų atlyginimą, tai taip ir žiūrės ir darbo našumas kyla nuo daug dalykų. Ir tiek, kiek vadovai investuoja į technologinį procesą, tiek, kiek jie sukuria darbo aplinką darbuotojams, tiek, kiek darbuotojas yra laimingas savo darbe, tai tiek ir kyla ir darbo našumas. Alga yra tik tais viena iš sudedamųjų dalių. Tai va, mano pasiūlymo esmė dar kartelį grįžtų. Visi gali dalyvauti, net ir tie, kurie minimalią algą prieš tai mokėjo. Mes kaip miesto savivaldybė, mes kaip visi mokesčių mokėtojai, mes užsakome muziką, mes užsakome tą viešąjį pirkimą, bet mes užsakome ir sąlygą. Tu laimėjai konkursą, tu būk mielas tam darbuotojui mokėk ne mažesnį atlyginimą. Tai nėra kažkokia utopija, tai nėra kažkoks pirmas naujas pasiūlymas ir Lietuvoje, tai vyko ir Vilniuje. Pavyzdžiui, Švedijoje, Skandinavijos šalyse mano draugai gyvena. Ten savivaldybės atvirkščiai, ten yra socialdemokratinės, ir Nerijus tokių pažiūrų labiau yra. Ten savivaldybė net pati sau leidžia nustatyti pelno normą, kurią gali turėti laimėjęs konkursą dalyvis. Jau neskaitant apie tai, ką aš čia siūlau. Nustatyti tą kaip Vilnius sekasi, jeigu jūs čia tą modelį kopijuojate iš Vilnius? Aš pagrindą paėmiau nuo Vilnius, kadangi jie ten buvo pradėję 11 metais, tai buvo pripažinę ir Europos komisija kaip gerąją praktiką ir viešų pirkimų tarnybai išaiškinus, kad tai niekam nepažeidžia, niekam neprieštarauja. Na, nauja atėjus valdžia liberalui, jie gal visai kitaip žiūri į tą procesą, gal jiem... Aš nesiimu spręsti, kodėl jie... Liberalai numarino tą projektą. Ja. Tai, iš tikrųjų, vėlgi, klausant kolegos, taip, žmonės, kurie žiūri šiandien laidą, taip, jie tikrai už Andrių. Jie sakys, valio, Andrių šaunuolis kels mums algas. Tačiau pagalvokime, ar alytiškiai laimės tos konkursus, aišku, tiek pinigų. Tačiau, Andrių, man esminis klausimas, kadangi ekonomikos komitete dirbu, reikės finansus žiūrėti, metų galas ateina, pinigų nėra daug ir jų kaip visą laiką truks. Kiek žmonių
sprendimas palies, kiek žmonių pakils atlyginimas ir kiek tai kainuos miesto biudžetui. Ir iš kokių pinigų dengsime pabrangusias paslaugas ir prekes. O kodėl jūs manote, kad pabrangs? Pirmas dalykas, tai bus konkurencinės sąlygos ir čia negali sakyti, kad laimės ant vienos įmonės, kitos įmonės, bet mano galva tai sudarys sąlygas daugiau palikti miesto biudžete, nes laimės daugiau miesto įmonių, nes tu išmuši vieną pagrindinių argumentų. Tu nebemoki minimalių atlyginimų, tam neapsimoka atvežti tų pigių darbuotojų. Tu gali samdyti vietos įmonės. Vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu leisi, Nerijau. Dar šiai dienai tos pačios įmonės, kurios moka aukštesnius atlyginimus, jos konkurencingom sąlygom dalyvauja viešuose pirkimuose ir laimi juos. Andriau, tai mes tik tais panaikinsime galimybę dalyvauti tiems, kurie moka juodus atlyginimus vokeliuose. Jie tikrai nenorės išlysti dėl vieno pirkimo skaidriai į šviesą, pradėti mokėti, po to, žinot, konkursas baigsis, vėl grįš ir vėl juodus pinigus mokės. Aš manau, kad čia išskaidrinsim rinką. Patariu atsidaryti viešųjų pirkimų tarnybos puslapį ir pažiūrėti, kiek Alytaus įmonių dalyvavo konkursuose, kiek jų laimi ir kokius atlyginimus moka. Tada mes galėtume kalbėti, nes dabar yra tokia priešrinkiminė, tokis pasisakymas, kad labai gražu, kad mes kelsime atlyginimus, tačiau kai mes paskaičiuosim, nes kol nėra skaičiavimų, kaip mes galime priiminėti kažkokius nutarimus, kokie nėra skaičiavimų. Kai pasakysi skaičius 500 darbuotojų gaus didesnį atlyginimą, miestas gaus didesnis pajamas, mes iš to neišleisime daugiau. Be abejo, jei moka vidutinį minimalų atlyginimą, kurie šienauja žolę ir mes pasakysim, kad mokėk 1,5 karto daugiau, tai ta įmonė logiškai pabrangės paslaugas. Tai logiškai, kad mes turėsime daugiau sumokėti. Kiek daugiau? Tai kol kas nėra skaičių, kai nėra skaičių, aš negaliu daugiau priminti. Ar galėčiau dar ir aš įsiterpti? Gerai, prašom. Šiaip, jeigu mes gyvename ne Baltarusijoje, ne Šiaurės Korejoje, o Europos Sąjungoje, tai darbo jėgos kainą nustato rinka. Tai tik tai rinka, niekas daugiau, kiek už kurį darbą mokėti. Ir šiandien dienai visoje Lietuvoje apie tai kalba, kad trūksta kvalifikuotų specialistų. Aš, pavyzdžiui, nelabai įsivaizduoju Andriaus tą pristatymą, kad ateina aukštų technologijų įmonė ir atlieka pagal aprašytus konkurso sąlygas, kur reikalinga kvalifikacijos, kur reikalinga įrengimai, kur yra terminai tam atlikimui. Ne taip, kaip čia buvo prieš eilę metų su Rotušės aikšte. Nežinau kodėl, nes aš tuo metu nedalyvavau. Tačiau aprašant tas visas sąlygas ir kad ten dirbs, sakykime, kvalifikuoti aukšto lygio darbininkai ar darbuotojai, nes nedirba tik tai darbininkai. Mes kažkodėl tai susikoncentravom, tik tai nėra nei vienos įmonės, kur dirbtų tik tai darbininkai ir už pačius minimaliausius atlyginimus. Tai gal tai diskusija visai tik tai dėl diskusijos ir toks politinis šou, tačiau dažniausiai tai yra vadovai, inžinierinis, techninis personalas, technika, kiti dalykai. Tai jeigu net paėmus tos pačios įmonės vidurkį, jisai sutikite, jis nebus niekada tas minimalus darbo užmokestis, nes darbininkai šiandienai nesudaro didžiosios dalies. Tai aš galvoju, kad daugiau tai yra neįsigilinus į viešųjų pirkimų įstatymą, tai yra noras parodyti susirūpinimą socialiniais dalykais, bet darbo užmokestį mes galim pasiekti gerindami verslui sąlygas, efektyviai ir ekonomiškai, sakykime, racionaliai pagal rinką išnaudoti mūsų resursą, tai biudžetą, pinigus, skelbiant tuos konkursus, aprašant labai gerai reikalavimus tiem, kas turėtų atlikti. Tiltas dalyvavo mūsų įmonė statant, bet po to teko taisyti brokus. Žalioji gatvė, aš nežinau, ne mano kadencijoje, bet vėlgi, matyt, pasirinkta kompanija, kuriai suteikta galimybė laimėti, jeigu ji neturi kvalifikacinio atestatų, jeigu nėra padaryti projektai. Dabar būnant 1,5 metų taryboje ir jūs girdėjote, dėl ko kai kurie skandalai įvyko, už teisybės sakymą, net etiką apkaltintas esu, kada pradžioje ateina miesto vadovas, vienas iš miesto vadovų ir siūlo tarybai patvirtinti biudžetą, kiek tam bus skiriama. Paimkime, kad netušia žodžiaučiau, miesto Rotušės laikrodžio pirkimui. Pradžioj teikiama patvirtinti sumą. Tai suma patvirtinta, jeigu būtų miesto taryboje, tai jinai vieša paslaptis. Žinoma, kiek tai buvo skirti. Ir ką, po to mes skelbėme konkursą ir žinoma, už kokią sumą laimės. Taip nesidaro.
Visų pirma, turi būti projektas, žinot, ko ten norime, kas turi būti padaryta, kad tą projektą atliktų pagal mūsų nustatytus kriterijus, ar tai būtų laikrodis, ar tai būtų namas, ar tai būtų aikštė, kvalifikacija, tada pasižiūrėti, tada turim specifikaciją, kiek kainuoja medžiagos, kiek kainam darbas, nustatom terminus, laiką ir atsakomybę. Juk visos įmonės dirbančios su europiniais pinigais, jos turi draudimus. Jos privalo nešti tam tikrą atsakomybę ir garantijas. Kas vyko iki tol, aš nežinau, bet aš mačiau, kas ir šiuo metu vyksta. Visą laiką vežimas statoma prieki arklio. Ir čia lygiai tas pats. Mes padidinkim darbuotojams atlyginimus, priėmę politinį sprendimą. Tai aš sakau, tai gal tada Andriui reikia užimti aukštesnės pareigas, postus vyriausybėje ir jo tik tai vieno tokio sprendimo ministrų kabinete užtektų, kad mes visi uždirbtume daugiau negu vokiečiai. Bet tai netaip darosi tie dalykai. Ačiū Jums, gerbiamas Jučiai. Aš kaip ir minėjau, tai tikrai nėra originalus pasiūlymas, tai veikia ir vakarų valstybės, ir socialiai atsakingos savivaldybės į tai žiūri visai kitaip, kitų požiūrių nei mano kolegos vardina. Nes mes iš tiesų patysgi tą savo biudžetą sunešam ir jeigu miesto vadovai nusprendžia, kad jisai turi, sakykime, tie pinigai išleisti kokybiškai, norint kokybiškus darbus užtikrinti, tai taip ir gausim. Sigitas iš tiesų teisus, viešų pirkimų visas procesas susideda iš daug įvairių dalykų ir galima atsijoti įmonės daug anksčiau, jeigu jos yra nepatikimos. Tik kvalifikaciniai reikalavimai, jeigu jie labai protingai surašyti, tai tikrai labai pašalins daug netinkamų įmonių ir visokie atestatai turėjimai, kaip ir kalbama, tiek užsakovų atsiliepimai apie buvusius objektus, kuriuos jie darė ir panašiai. Tai čia šitą galima tikrai padaryti. Tačiau, bet jeigu įmonės pateikia mažiausias kainas, tenai matai, kad tikrai yra darbuotojai skriaudžiami. Aš pats esu vykdęs pirkimus, kur atmečiau tiekėjus, kurie pateikė mažiausias kainas, nes jie niekaip nesugebėjo įrodyti, kad jie padarys tas paslaugas, tuos darbus už tą kainą, kurią įsipareigojo konkursą. Po to, kai mažiausia kaina, leiskite pabaigti, nuperkama, neretai papildomai tenka pirkti dar darbų. Ir tai išbrangsta dar labiau, nei tu pradžioj nusistatytum šitas sąlygas. Tai aš pritariu Andriui ir jis jau pradėjo atrasti tą racionalų grūdą. Tai jeigu mes viešuosiuose pirkimuose nenustatysim kriterijų pagrindinį mažiausią kainą, įsivaizduokit, nustatom mažiausią kainą, o norim, kad atlyginimai būtų didesni. Tai mes prieštaravom savo logikai. Tai nustatykim kriterijus, kur ekonominis naudingumas, kitos sąlygos. Tai tada ateis ir įmonės, kurios turės pasiekti tam tikras tikslą, efektyvumą, kokybę, kitus dalykus. Bet jeigu kriterijus viešuosiuose pirkimuose mažiausia kaina lieka, o tik tai pakeliam atlyginimus, tai jūs tada pasakykite abrakadabrą, iš ko jūs atimsite, kad padidinti tuos atlyginimus, nes kitaip reikės karą kažkam tai skelbti ir parsivežti į šalį pinigų, nes juos reikia uždirbti, o uždirbama jie dirbant efektyviai, našiai, kokybiškai, didinant darbo našumą, bet ne politiniais sprendimais. Gerbiamas Jučiai, ar jūs palaiko miesto vadovai? Šiandien bandžiau pasikeisti ir miesto vicemerą, tačiau jisai negalėjo dalyvauti, kiek mačiau socialiniuose tinkluose, jisai jūs palaiko. Ponas Tamulevičius. Tai ar palaiko ir meras, nes jūs įteikėte jam siūlymą? Taip, aš buvau pas miesto merą, įteikiau, visą situaciją išaiškinau, papasakau savo, kaip sakant, tą idėjos principą. Dėl palaikymo reiktų matyti klausti pačio mero, kaip jisai tą žiūri. Tautvydas jau pats viešai išreiškė savo tą pasiūlymą. Vicemeras pritarė, jūs palaiko? Na, manau, kad tas buvo pritarimas. Jis ir pats, manau, kaip ir aš, nemanau, kad čia sukels kažkokį labai didelį proveržį, bet miestas savo reputaciją tikrai pakels turėdamas tokias sąlygas. Ir aš, kad šiek tiek skaičių įvesti į tą visą mūsų diskusiją. Aš turiu 15 metų, jie šiek tiek bus, aišku, aukštesni šiais metais, paskutinius ketvirčius, bet man įdomiausia buvo matyti statybos, galbūt administracinė aptarnavimo veikla, kur viešų pirkimų konkursuose dažniausiai ir prašoma užimti tas pozicijas. Tai vat Lietuvos vidurkis buvo 15 metų statybos srityje į rankas atlyginimai 518, Alytujegi 465. Tai jeigu imant va šitus skaičius pasiūlymą mano priėmus, tai įmonės atsijojus pirmiausia pagal kvalifikaciją, sveikas įmonės, teisingas įmonės, kurios užtikrina ir darbų kokybę, ir atestatus turi, ir standartus, ir visus kitus. Jos turėtų mokėti savo darbuotojams, statybininkam ne mažesnį nei 395 eurus į rankas, tai man atrodo, čia juokinga net kalbėti apie tos. O jūs žinote šiandien statybos rinkoje, kiek uždirba mūrininkas, tinkuotojas, betonuotojas?
Tai niekas netrukdo mokėti daug daugiau, čia būtų tik ta riba žemiausia, nuo kurios jūs statistiškai kalbate, ar jūs žinote tos įmonės, kurios turi darbų, tai jeigu pajudėtų pinigų apyvartumas, finansiniai srautai ir jeigu verslas turėtų darbų, tai kiekvienas verslininkas, ar statybininkas, ar paslaugų tiekėjas, jisai stengtųsi atlikti tuos darbus, tada jam reiktų didinti našumą, tada augtų darbo užmokestis, nes norint atlikti gerai ir kokybiškai, automatiškai tą atlieka žmonės. Nes įrengimai nei buldozeris, nei ekskavatorius, nei kita technika pati nedirba. Tai kad tą atlikti, tai reikia tada nenori mokėti žmonėms didesnius atlyginimus. Aš ir tą ir siūlau. Pakeiskite kriterijus, pakeiskite finansinius rautus, racionaliai naudokite lėšus. Ne per vieną konkursą 8 kartus permokant. Galima daug kalbėti apie miestą. Nežinau, miestiečiai žino ar ne, kad paprastas eglutės papuošimas kalėdoms miestui kainuoja 30 000 eurų. Tai šitus pinigus galima sutaupyti, jeigu eglutę papuoštų verslo įmonės, biudžetinės organizacijos, mokyklos, darželiai iš savo rankdarbių, jau 30 000 eurų galėtų nueiti socialiniam projektam. Nesenai mes svarstėme taip pat Daugų kapinių tvoros užtvėrimą. 800 metrų reikėjo uždėti tinklo nuo miške atverti nuo stirnų. Pirminis pasiūlymas buvo, kad tai kainuos 40 000 eurų. Tai kiekvienas Alytaus gyventojas pamasto, kiek kainuotų jam 6 metrai bėginiai metrai rabica tinklo tvoros užsitverti ir kiek kainuoja miestui. Tai va čia matosi labai aiškus neracionalus tų pačių lėšų panaudojimas. Tai kažkam tai lieka viršpelniai, tie viršpelniai neapskaitomi, o kalbėti apie tą darbininką šiandien tai dienai, aš manau, kad tai yra vėlgi politika, tai yra savireklama ir gal gerai, kad jinai daroma, bet ekonomikoje šitie dalykai negalioja. Jie negalioja. Pratęsdamas galbūt Sigito mintį, kaip mes galime kitaip, neįvedus papildomų kriterijų, neapkraunant verslo, tai paprasčiausiai praeitą tarybos posėdį, kolega ir dirba, pirmas posėdis, pirmas balsavimas ir pažiūrėkite, pas mus stoja europiniai projektai. Pramonės, verslo kaimelis, pramonės gatvė, vienas verslo kaimelis, toliau stoja perspektyvinė gatvė, Alytaus kultūros komunikacijos centro, mes visus projektus numetinėjame į kitus metus. Duokime dabar. Aš paklausiu, kodėl stoja. Nelabai ir atsakymą mes išgirdome, kodėl tie stoja projektai. Tai įsivaizduokite, jei mes nutempinėjame tuos projektus kitais metais, o dabar verslas, praktiškai galime sakyti, badauja, nes projektų Lietuvoje statybų kaip ir nelabai yra, tai mes įduotume dabar, tai dabar būtų kūrimos darbo vietos ir dabar mes stabdytume tam tikrą emigraciją. Tačiau, kas įdomiausia, dar vienas dalykas, praeitą tarybos posėdį ir kolega buvo jau prabalsavimo už 2 įmonės, kurios nutraukė savo investicijų sutartis į pramonės mūsų parką. Šiandieną vakar komiteto posėdyje buvo balsuojama, dar viena įmonė pasitraukė. Aš paprasčiausiai uždaviau klausimą, kodėl ta įmonė pasitraukė. Jie nelabai rado atsakymo pristatytojai, antra vertus pasakė, mes jums patikėm oficialų raštą, bet jie mums jį neatsakė, todėl mes nutraukėme sutartį. Ir antra vertus buvo iš komiteto narių pasakymas, tada mes juom paduokime į teismą ir prisiteiskime iš jų žemės mokestį. Tai įsivaizduokite, kaip mes bendravome su savo investuotojais. Mes investuotojus nepasikviečiame, nepaskambiname, nepabendravome, gražiai neišgerime kavos su jais. Paprasčiausiai šaltai parašome vieną raštą, jį negavę atsakymą mes nutraukėme ir dar siūlome paduoti teismą. Taigi tie investuotojai Lietuvoje nėra tik daug tų žmonių, įmonės pasikalba ir jie žino, kad mes kūrėme tokį investicinę aplinką Lietuvoje, tai tie investuotojai niekada gyvenime daugiau neteis. Tai mes gal pirmiausia pradėkime galvoti, kaip skatinti investicijas, kad ateitų įmonės, kurios ir mokėtų didesnius atlyginimus. O tada rinka viskas sutvarkys. Nereikia dirbtinų sąlygų, nereikia dirbtinų skaičių, nereikia dirbtinų kažkokių tai blokavimų, kad kažkas negalėtų ateiti. Paprasčiausiai bendraukime su verslu, pakalbėkime pasiūlymus. Mūsų verslo koordinacinė taryba yra puikius duoda pasiūlymus. Kai ateina su tais pasiūlymais į tarybą, taryba net neskaito, niekam neįdomu. Tie žmonės, verslininkai dirba, gaišta savo brangų laiką, kad pasiūlytų miestą kaip geriau, o tarybos nariai net nepažiūri tos siūlymus. Aš visą laiką klausiu, kodėl? Atsakymų negaunu.
Taip už tai ir gaunasi, kad politikai reglamentuoja verslininkam, kaip jiem viduje tvarkytis ir kaip ignoruojami, sakykime, ekonomikos dėsniai, taip pat mes negalime fizikos dėsnių ignoruoti. Taip atrodytų keista, jeigu staiga mes su nerim nueitum ir pradėtum chirurgui nurodinėti, kaip jam daryti operaciją. Tai niekas mūsų nesuprastų. Tai politikai turėtų prisimti atsakomybę ir daryti tam tikrus politinius sprendimus, kad gerėtų aplinka, kad atsirastų iš tikrųjų geresnės gyvenimo sąlygos, kad iš to miesto biudžeto jisai būtų racionaliai ir visiems teisingai paskirstomas, kad saviem ir svetimiem būtų vienodai, taip kaip yra, kaip aš visada mėgstu sakyti, kaip Lenkijoje, Punsko viršaitis. Ne į jo namus ir ne jo šeimai sudaromos darbo vietos jo savivaldybėje, bet visiems pagal kompetencijas. Tada pradės tas gyvenimas kažkiek gerėti. Man vakar teko būti Vilniuje Seime, kad buvo partijų vadovų susitikimas su verslo bendruomenių irgi atstovais ir vadovais. Tokia liūdna statistika, kad iš investicijos Vilnius, Klaipėda ir Kaunas pasiima viską. Visai kitai Lietuvai lieka tik 25% investicijų. Tai mes atmetus Vilnių, Kauną ir Klaipėdą, mums lieka trupinukai. Tai mums reikia pagalvoti, kaip tą dalį padidinti. Ekonominė situacija iki 20 metų ir vakar išgirdau iš visų politinių partijų lyderių, kad jinai pas mus negerėja. Pinigų iki 20 metų, tas, kas buvo planuojama, visi abejoja, ar jų tikrai liks. O mes dabar prie tuščio maišo diskutuojame, darom savo reklamą, kaip taip, kiekvienas šiandienai gaunantis minimalų atlyginimą apsidžiaugs. Vat ateis ponas Jučas, visiems pažadės, kad bus 2 kart didesnis, taip ir bus. Nereiktų apgaudinėti žmonių ir tokie dalykai, ne politiniais sprendimais, bet, sakau, darbo našumo didinimu, investicinių pritraukimų ir skaidrių pinigų įsisavinimu rinkoje viešajam sektoriui, tada tas gali pasikeisti. Nes vakar komitete svarstant vėlgi informaciją gyventojams, mieste per šiuos metus 7 milijonai eurų investuota į Alytaus miesto švietimo kokybės gerinimą. 7 milijonai. Ar pajautė miesto gyventojai, kad pagerėjo švietimo kokybė? Tai nei pastatus, ne darbo užmokestis, ne kažkas, tai tik tai į švietimo kokybės gerinimą. Aš kaip tarybos narys užklausiau, kur tas rodiklis, kur, nes tai yra investicija. Jeigu investicija, tai yra investicinė grąža. Turi būti socialinė, materialinė, ekonominė, galų gale moralinė, kažkokia turi būti grąža. Tai kur ta grąža? Mes pinigų turim. Ir ką finansų ministrė atvykusi į Alytų ir Vilniuje jinai kalba, kad Lietuva pinigų turi. Jeigu mes turim pinigų pirkti šakutes ar kitus dalykus 8 kartus brangiau, mes kažkada gyvenom prie senųjų ministrų, kur buvo pavadinimas ten 5%, tai jeigu dabartiniai politikai imtų tik 5% iš biudžeto, ko gero mes gyventume nepalyginant geriau negu išsivyščiusios Europos šalys, nes 8 kart permokant dar taip gyvenam, tai palyginus neblogai gyvenam. Ačiū Jums. Na ir mūsų laikas senka, jau negailestingai senka. Gerbiamas Jučai, na, ar tas, vadinkim, dzūkiškai, liaudiškai, ar tas ūpas nepakirto politikos senbuviai, sakykim, jūsų iniciatyvos? Tikrai nepakirto. Galbūt kolegos iš tiesų bando viską nurašyti tam jaunatviškam entuziazmui, populizmui ir dar kažkam. Na, čia irgi jauni vyrai. Tai aš ir nesakau, kad jie vyresnio amžiaus. Iš tiesų, aš tikiu šituo projektu, aš manau, kad jis yra socialiai teisingais. Kartais ne viskas liberalizmų išsprendžiama, ne visą laiką rinka pati išsisprendžia. Silpnesnioji grandis visą laiką vis tiek bus tie, kurie negali savim pasirūpinti. Bet ašgi ir nesiruošiu visam miestui kelti atlyginimų. Tai tikrai ne mano prerogatyva. Ašgi noriu, kad mūsų miesto biudžeto lėšos būtų naudojamos skaidriai, tinkamai ir dar šiek tiek liktų darbuotojams. Tai vat mano pagrindinis iniciatyvos tikslas. Aš tikrai jokių būdų ne kritika, ne kažkas. Mes su Andrium tikrai, aš jam jaučiu didelę pagarbą ir ta iniciatyva, entuziazmas, jisai gerai. Tik tai einant su juo truputį galbūt reiktų pasigilinti daugiau, padiskutuoti, susitikti su verslininkais, smulkiais, vidutiniais verslininkais. Jeigu bandoma šiek tiek daryti invaziją į ekonominius dėsnius, tai tam reikia žinių. Galų gale jūsų partija turi respublikinį tinklą ir ten yra ekonomistų. Tai susipažinti su viešųjų pirkimų įstatymu, ar mes nepadarysime, norėdami gero, nepadarysime blogiau. Bet ką darysi? Laikas viską sudėstys, tai tik tai gyventojus ir žiūrovus noriu nuraminti, tai jokio nėra priešiškumo, pagarba vienas kitam ir tam, kad Dzūkijos televizija gyvuotų, tokias diskusijas darom, darysime.
aptarsime ir išreikšim savo pozicijas. Dėkoju visiems, kurie atėjote į diskusiją. Gerbiamas Cesiuli, jūsų. Aš manau, kad pabaigai pačiai mums reikėtų pirmiausia, vėl, kaip sakiau, pradėti kalbėti su investuotojais. Peržiūrėti dar kartą mūsų miesto strateginį planą, kuriame mes prisirašė, kad darysim dar antrą prieplauką ir visus kitus dalykus, tiesime kelius ten, kur negyvena žmonės ir panašiai. Mums reikėtų dar kartą susėsti ir pagalvoti, ką mes darome, kur mes einame, kur mes investuojame ir investicijos turėtų pirmiausia būti, kad jos atsipirktų ir duotų naudą miestui. Kelias niekada galbūt neduos tokios didelės naudos, kaip investuoti kur nors į gamyklą, į pastatus, į pritrauktas verslas ir panašiai. Gal mes per mažai važiuojame, gal mes per mažai susėdę kabinose su gėlėmis, šypsomės ir galvojam, kad mes labai gerai dirbame. Iš tikrųjų reikėtų važiuoti, klausti, traukti verslininkus, traukti investuotojus, nes kol kas iki dabar matome, kad situacija liūdna. Ačiū Jums. Na ir mūsų laikas visiškai išseko. Mėly žiūrovai, jeigu nesuspėjote pamatyti šios diskusijos, jos įrašą galite rasti naujienų portale dzukija.info.lt. Na ir su žiūrovais atsisveikiname, o tarybos posėdėje rugsėjo pabaigoje, kokįgi priims sprendimą dėl gerbiamo Jučo pasiūlymo taryba, mes būtinai Jūs informuosime. Sudie. Viso gero.